Šventinis ir paskutinis šiais metais Lapino klausimų ir atsakymų video. Važiuojam. Lietuvaitė iš TikTok klausė, jeigu reiktų kažką atnaujinti per Minecraft kalėdiškai, ką padarytum ar pastatytum? Na, jeigu pačiam žaidime reikėtų, tai padaryčiau, kad kai ateina kalėdos, kaip va dabar keičiasi skrynios, pagrindiniai Minecraft gyvuliai pasiverstų kalėdiškai. Tarkim, visos fermoje esančios karvės virstų elniais, kiaulės virstų senais besmegeniais, o viščiukai kalėdų senelio elfais. Bordiūras Bardiūrina iš YouTube klausė. Sveikas, o kaip sugalvojai idėjas video? Na tai atsisėdu tiesiog prie kompiuterio, įsijungiu Minecraftą ir tiesiog dažniausiai skraidau aplink pasaulį, kol, tiesiog sugalvoju ką veikti. Čia geriausiai pasiteisinusi praktika. Benizas iš YouTube klausė. Ar esi kada nors turėjęs kitą kanalą, jei taip, kiek jis sub turi? Tai taip, esu ir vis dar turiu kitą kanalą, bet ten aš keliu savo dainas, tai jo, Lapinas laisvalaikiu dainininku būna. Bet čia yra visiška paslaptis tik tarp mūsų ir neprašykit kanalo nuorodos, nes tikrai nesiųsiu. Arijus jų iš TikTok klausė, ar statydavai kalėdų eglutę savo Minecraft hardcore serverį ar paprastam? Tai taip, kažkur turiu seną pasaulį, kur visas kalėdinis miestelis net yra padarytas, bet pasimetęs pasaulis kažkur tarp kompiuterio failų, tai tikrai nesurasiu. Vabalas iš TikTok klausė, kokia versija yra mėgstamiausia ir ar žaidi hardcore? Tai mėgstamiausios versijos neturiu, man visuomet patinka naujausios Minecraft versijos, o hardcore kartais įsijungiu, bet labai greit aš ten mirštu. O dabar atėjo laikas juokingų atsakymų rubrikai. Paulius Matijošaitis sako, geras video. O tai tik video geras, ar ir video ir Lapinas geras? Vardas sako, ačiū, kad mane įkėlė. Nu, šiaip stiprus ir protingas, bet tavęs neįkelčiau net į medį, žinok. Persikutis, šypsosi. Aš irgi šypsosi, bet nelabai galiu parodyti dantų ir šiaip dantis kvadratiniai turbūt tai. Aksana rašo. Jūs tiesiog patys susistabdykit ir paskaitykit, gerai? Jau sakiau, kad Lapinas gudrus ir mato, kas eilės su ChatGPT jam rašo. Kas svetima galva mąstys, tas dovanų kalėdoms gaus anglys. Greta Genienė sako, iš 3 karto patekau į video. Nu va, 3 kartas nemeluoja, o 4 garantuoja. Taigi ačiū visiems, kas buvote su manimi šiais nuostabiais metais. Dėkoju už kiekvieną širdelę, patiktuką, komentarą, nes tik jūsų dėka aš esu ir kuriu šituos video. Tikiuosi gavote daug dovanų ir esate be galo laimingi, o aš sakau, iki kitų metų ir lai 2026-aisiais išsipildo visi jūsų norai. Ate!